mes galvojom, jog rinkėjai iš tikrųjų mumis pasitikėjo. Taip pat, turbūt jau žinote, turiu pranešti, jog į antrąjį rinkimų turą pateko 20 mūsų kandidatų. Ir mes tikimės, jog antrajame rinkimų ture mes gerokai sustiprinsim savo pozicijas naujame Seime. Dabar, svarstant, ką reikėtų daryti naujai vyriausybei, naujam Seimui, iš įvairių pasiūlymų, kuriuos mes matome, mano požiūriu, dešiniosios partijos, tai pirmiausia, Tėvynės sąjunga vėl siūlo tą patį ir perkelti visą ateinančios finansų krizės pasekmes, kurios, aišku, lems sulėtėjimą Europos Sąjungos šalių, pirma tų šalių, kurios mes turim prekybą, ekonominius santykius, investicijų lėtėjimą. Tai yra objektyvūs veiksniai, kurie veiks artimiausiai ateityje ir mūsų šalies ekonomiką. Socialdemokratai galvoja priešingai, jog ir šiomis sąlygomis reikia mažinti, įmanomai mažinti pagal esamas galimybes socialinę atskirtį. Todėl pagrindinė mūsų pozicija dėrybose su kitomis partijomis, kurios, aišku, vyks, aš manau, po antrojo rinkimų turo. Šį vakar tą sakiau. Šiuo metu vargu ar įmanomi kiekvienos realūs susitarimai. Jau tik tai pažvelgus į, kaip čia pasakyti, geografiją antrojo turo, matom, kad įvairios partijos turi įvairius interesus ir, aišku, greičiausiai apie tai nekalbės, kaip ir vakar nekalbėjo. Bet esminis klausimas yra iš tikrųjų, kam, kokiai visuomenės daliai, ar turtingesniai, ar mažiau turtingai bus perkelti ekonominiai sunkumai, kurie neišvengiamai, aišku, artėja ir Lietuvai dėja. Tačiau aš manau, kad finansų krizės tokios kokia maštabų, kokios yra kitose šalyse Lietuvoje, tikrai nebus. Jau labiau, kad jau rytoj vadovų taryba spręs šitos klausimus, kad rytoj vyksta finansų ministrų susitikimas ir, aišku, bus imtasi dar daugiau priemonių stabilizuoti finansų rinkas Europos Sąjungoje. Kaip jau buvo imtasi, kaip žinote, Lietuva tam pritarė, tai yra padidino indėlio draudimą iki 100 000 eurų, kas praktiškai apima beveik visus indėlius mūsų šalyje, nes tai yra daugiau 98% indėlių. Ir tas, aišku, ypatingai svarbu, kad, aišku, visose šalyse stabilizuoja situaciją. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai kodėl mes kategoriškai nepritarėm konservatorių siūlomam kažkodėl tai keistai pavadintam mokesčių solidarumui, tai reiškia mokesčių lengvatų panaikinimui. Galiu pasakyti, kad visos lengvatos sudaro maždaug, PVM lengvatos sudaro maždaug, patiksliai 690 milijonus litų. Ir mes, aišku, jų naikinimui nepritarėme. Kitas dalykas, kad net ir techniškai tai nebus lengva padaryti, kadangi kiekvienu atveju reikia daryti įstatymų pakeitimus. Bet tuo atveju, jeigu tas būtų padaryta, vaistai pabrangtų didžiausias 12%, kompensavimas už šilumą taip pat pabrangtų, šiluma ir šiaip jau yra brangi. Mes dar kartą kreipsimės į kainų komisiją, kad būtų peržiūrėtos kainos, nes vis tik štai gan sparčiai, ačiū Dievui, važiuoja naftos kainos, reiškia turi mažėti daugiau kainų. Mes taip pat negalim sutikti su tuo, kad reikėtų naikinti dyzelino žemės ūkio produkcijos gamintojam lengvatą. Ir sakant, tai yra tos lengvatos, kuris tam tikrą prasme turi socialinę paskirtį. Todėl reikia eiti kitų kelių. Tikriausiai, aišku, biudžeto taupymas, įmanomų valdymo išlaidų. Ir tuo pačiu metu laikymasis tų įsipareigojimų, kurie jau buvo duoti įvairiom profsąjungom, visų pirma švietimo ir ilgalaikio atlyginimų kėlimo programa, taip pat ir socialinių darbuotojų ir kultūros darbuotojų. Todėl aš manau, kad būsima, kaip aš jau minėjau, po antro turo derybų sunkiausia pozicija ir bus, kam bus užkrauta našta ekonomikos lėtėjimo, kuris, aišku, neišvengiamai ateina dėja.
mes pozityviai vertinam rezultatus. Mes esame valdančioji partija, kaip tik pastebėjau, aišku, daugiausiai buvo į mūsų būtent sutelkta, tačiau vis tik tai, mano požiūrį, mes pasiekėm pakankamai pozityvų rezultatą. Ir aišku, jūs puikiai suprantat, kad finansų krizė, tai kalbos apie ją, tai nėra pats geriausias kontekstas valdančiai partijai rinkimuose. Tačiau nepaisant to, mes pasiekėm neblogą rezultatą ir turime dar 20 kandidatų, kurie antrajame rinkimų ture taip pat gali tikėtis sėkmės, jau labiau, kad daugelis iš jų po pirmojo turo pirmavo.